Atsižvelgiant į sausio 13 dieną gautą karinį patarimą, mes siūlome inicijuoti pasitraukimo iš Otavos konvencijos procesą. Žinoma, pirmiausia, svarstyti valstybės gynimo taryboje, kad galėtumėm turėti kuo platesnį politinių jėgų sutarimą, taip pat konsultuoti su sąjungininkais, ypatingai tais, kurie siunčia savo karius į Lietuvą, pavyzdžiui, Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Vokietija ir kitomis šalimis, ir siekti regioninio sprendimo. Tai yra, kad visos mūsų regiono šalis, turinčios pasienį su Rusija, taikytų bendrus gynybos principus ir pademonstruotų vienybę, nes tai būtų ypatingai svarbi strateginės komunikacijos žinutė, parodanti, kad mes taikysim vienodus principus, kad mes esam pasiruošę gintis visomis įmanomomis priemonėmis. Valstybės gynimo tarybai pritarus sprendimui trauktis iš Otavos konvencijos, siūlytumėm valstybės prezidentui ar savo iniciatyvą, ar vyriausybės siūlymų kreiptis į Seimą dėl konvencijos denonsavimo. Na ir žinoma, tokiu atveju kuo greičiau pradėti procesus dėl įsigijimo arba minų gamybos Lietuvoje. Matom tikrai didelį potencialą mūsų gynybos pramonės apsirūpinti šiomis minomis. Haga. Hagoje su kolegomis Latvijos ir Estijos gynybos ministrais kalbėsime šio klausimu, nes faktas yra, kad turime imtis visų įmanomų priemonių, kad galėtume kuo efektyviau gintis ir tuo pačiu pademonstruoti vienybę. Nes vienybė, kaip visuomet, yra Rusijos taikinys. Tai mūsų gebėjimas vieningai priimti sprendimus yra labai svarbu.